Ir labas vakaras, gerbiami žiūrovai, sveiki atvykę į Uteną. Šiandien čia Europos taurės rungtynės, kuriuose susitinka Utenos ir Stambulo universiteto klubai. Taigi, pirmiausia apie turnyrinę situaciją. B grupėje rungtyniaujančios komandos šiuo metu yra skirtingoje padėtyje, kadangi Utenos komanda šiandien laimėti yra būtina, kadangi jie per pirmosius 2 susitikimus nesugebėjo pasiekti pergalės. Turbūt puikiai prisimenta prieš kelias savaitės vykusi susitikimas su Vologdos Čevakatos komanda, kuomet po dramatiškos kovos uteniškės nusileido savo varžovėms 2 taškų skirtumų. Tuo tarpu Stambulo universitete turnyrą pradėjo pergalę 66-47 prieš Minską, o praėjusią savaitę krito Rusijoje prieš tą pačią Čevakatą. Taigi Turkijos turi 1 pergalę, Utena neturi pergalę ir jai laimėti yra būtina, kadangi reguliariame sezone žaidžiami vos 6 susitikimai, o čia jau 3 turo rungtynės. Taigi startiniai 5-tukai. Utena žengia aikštę tokios sudėties. 8 numeris Greta Šniokaitė, 9 numeris Rima Valentinė, 15 numeris Eglė Šulčiūtė, 13 numeris Sandra Linkevičienė ir 14 numeris vidurio puolėja Eglė Šikšniūtė. Turkijos klubas universitete, 5 numeris Andrija Jelavič, 6 numeris lietuvė komandos lyderė Kamilė Natiskaitė, 42 numeris Šainys Johnson, 43 numeris Neven Vetensever ir vidurio puolėja 13 numeris Courtney Paris. Šios krepšininkas nesupainėsi su niekuo. Kamilė Natiskaitė pirmasis metimas netaiklus, tačiau kamuolį atkovoja varžovės ir pirmoji pražanga Eglė Šulčiūtė nesutinka su šio epizodo. Pražanga fiksuojama jai. Būtent jinai netitvėrė 42 numerio Šainys Johnson. Šainys Johnson, 24 metų, 1,81 cm ūgio gynėja iš Jungtinių Amerikos valstijų. Ji baudas realizuoja taikliai ir taip patvirtina pirmuoju metimu. Šainys Johnson šį sezoną baudas meta 83% pataikymų. Per rungtynes renka 7,5 taško. Pirmoji bauda buvo pasiekė tikslą, tačiau antroji skriejo pro šalį. Taigi rungtynės prasideda Utenai atsiliekant 0-1. Sandra Linkevičienė, ji yra tikra Utenos komandos lyderė. Eglė Šikšniūtė gauna kamuolį 2 taškai, Eglė Šikšniūtė. Puikus metimas, Eglė pasižymi metimu iš vidurinio nuotolio. Turi minkštą metimą šį vidurio puolėją ir išnaudoja tai šioje situacijoje. Tai ką tik su kamuoliu buvo 13 numeris Courtney Paris. Šį vidurio puolėją yra tvirtai sudėta moteris ir šiandien gali pridaryti daug rūpesčio. O čia dvitaškį perno dar viena amerikietė, kuri yra viena komandos lyderių. Taigi 3-2 sužaidus beveik minutę šiose rungtynėse. Sandra Linkevičienė, neabejotina Utenos komandos lyderė. Prasiveržimas ir 2 taškai. Nesulaukia rimtesnio pasipriešinimo Sandra Linkevičienė. Ir vėl išvesdama Uteną į priekį. Sandra Linkevičienė šiame turnyre renka po 18 taškų ir yra rezultatyviausia Utenos krepšininkė bei neabejotina lyderė. Ji per rungtynes žaidžia po 38,5 minutės, taigi keitimų Alfredas Vainauskas savo neleidžia, nekeičia šias krepšininkės ir veteranė rungtyniauja sėkmingai. Yra pagrindinė Utenos vedlė. Būtent ji ką tik ir pažeidžia taisyklės pirmąjį kartą šį vakarą. Turkės pratęs ataką, įsimesdamas kamuolį už galinės linijos. Netaiklus metimas, Eglė Šulčiūtė atkovoja kamuolį ir Utena turi galimybę padidinti skirtumą. Linkevičienė netaiklus metimas, Vetensever atkovoja kamuolį, taigi kol kas Utena šiame turnyre remiasi vos 7 krepšininkėmis pagrindė ir Alfredas Vainauskas neturi. Čia Paris 2 taškai, galinga vidurio puolėja išnaudoja savo sudėjimą prieš dvigubai, beveik iš akies pamatavus dvigubai lieknesnė Eglė Šikšniūtė. Tačiau Eglė turi kitų privalumų ir bus labai įdomu stebėti šią dvikovą. Čia Šulčiūtė suklaidina varžovę ir pataiko 2 taškai, kamuolys pašokinėja ant lanko ir įkrenta į krepšį. Taigi tokia rezultatyvi rungtynė pradžia 6-5 prabėgus vos kiek daugiau nei 2 minutėm. Kamilė Natiskaitė, ji yra rezultatyviausia universiteto komandos krepšininkė. Per rungtynės renka 11,5 taško, kaip tik dabar jis su kamuoliu ir atlieka netikslų perdavimą. Greta Šniokaitė pagauna kamuolį, 1 prieš 2 nesiryžta aštrinti atakos, palaukia komandos draugų. Čia Eglė Šikšniūtė atlieka netikslų perdavimą Rimai Valentinei. Kamilė Natiskaitė pro galinę liniją pataiko Kamilė Natiskaitė. Na, tokius metimus įprastai Kamilė realizuoja, nepatenkinta pati savimi, o čia greitą ataką stabdo Nevin Šainys Johnson prasižengdama.
Šainys Johnson pirmoji esminė pražanga, taigi Utenai pavyko apsiginti, na, o Kamilė Natickaitė kol kas jos rungtynė pradžia tokia blankoka. Pramesti 2 metimai ir toks netikslus perdavimas, kuris vos varžovės nenubodė. Šulčiūtė iš 3 taškų zonos nepataiko. Čia Peris atsikovoja kamuolį, tokia pusiau greita ataka Johnson. Perdavimas kitai amerikietei. Čia kamuolys aikštelę palieka nuo Sandros Linkevičienės. Taigi universitėsi pratęs ataką, kuriai dar turi 15 sekundžių. Kamilė Natickaitė. Vienintelė komanda renkate 2-ženklį taškų skaičių per rungtynes. Oi, kokia klaida gynyboje, Courtney Peris. Na, čia jau nesusikalba Utenos krepšininkas tarpusavį, kuri turėjo prižiūrėti šią 1,90 cm ūgio amerikietę, kuri pelno 4 tašką šį vakarą. Grubi klaida, čia pražanga puolime Eglė Šikšniūtė. Taip, Eglė Šikšniūtė dar paklausė teisėją man, teisėjas linkteli galvą, sako taip Eglė, pirmoji pražanga Eglė Šikšniūtė ir jie čia pat keičia Kristiną Alminaitę. Na, aukščiausio krepšininkė LMKL, aukščiausio krepšininkė šiose rungtynėse, 2,5 cm ūgio Kristina Alminaitė, kuri prieš kelias dienas šventė savo gimtadienį. Žiūrėsim, ar jai pavyks sužaisti kaip įprasta krepšininkam per gimtadienį. 24 metai sukako šiai vidurio puolėjai, jis į Europos taurę renka po 8 taškus ir sugriebė po 9 kamuolius. Šainys Johnson. Perdavimas komandos draugai, šios metimas netikslus, kova dėl kamuolio ir kamuolys atitenka universitėsi, taip. Eglė Šulčiūtė nesugraibė kamuolio, na, reikėjo atkovoti šį kamuolį, buvo viskas padaryta teisingai, tai reikėjo sugriebti atšokusi kamuolį. Teks viską pradėti iš pradžių turkiam, 14 sekundžių jo atakai. Priminsiu, kad pagal pasikeitusias FIBA taisyklės, kuomet kamuolys atkovojamas puolime, kai jis be abejo liečia lanką, skiriamas ne 24, o 14 sekundžių. Vėl Šainys Johnson ir gauna bloką nuo Kristinos Alminaitės. Sako, not in my house. Kaip sako Amerikoje, ne pas mane namuose, Kristina Alminaitė. Taigi pirmasis sėkmingas epizodas, tikėsimės, kad tai įkvėps ją žaisti sėkmingai ir toliau šiose rungtynėse. Čia 2 taškai, kurios pelno Nevin Vitansever, jos 4 taškas šį vakarą. Nevin pasižymi metimų iš vidutinio nuotolio puikių ir tai pademonstruoja antrą kartą šį vakarą. 1,93 cm ūgio sunkusis krašto puolėjas. Padidino universitėse pranašumą iki 3 taškų, 9-6. Sandra Linkevičienė, Šulčiūtė puikiai pergudrauja varžovę ir pelno 2 taškus. Bravo Eglė Šulčiūtei. Eglė Šulčiūtė protingai sužaidžia šiame epizode. Jie pirmiausiai užsiėmė labai gerą padėtį puolime, o gavusi kamuolį suklaidino varžovę ir įmeta taškus iš pakrepšio. Čia nieks nežiūri Johnson ir Šainys Johnson išnaudoja spragą skylėtoje Utenos gynyboje. Kol kas Utena stringa gynyboje ir gelbė tik tai neblogas puolimas. Rima Valentinė, 3 taškių meistrė, šį kartą nepataiko. Praėjusio savaitgalio rungtynėse su Klaipėdos Fortūna Rima Valentinė pataikė 7 tritaškius iš 11 ir buvo pagrindinė Utenos pergalės kalvė uostamiestyje. Šainys Johnson 2 taškai ir pražanga. Šainys Johnson toliau siautė Utenos baudos aikštelėje. Šį kartą neteisi yra Greta Šnekaitė beros. Ir minutės pertraukėlė. Alfredas Vainauskas nieko kito nelieka Alfredui Vainauskui, kaip prašyti minutės pertraukėlės. 8:13 sužaidus beveik pusę kėlinio. Sirgalių radijas. Radio centras. Live skoro neturi, nu gražu. Taigi minutės pertraukėlė artėja į pabaigą. Ir kol kas Utenos komandai rungtynių pradžia nėra pati sėkmingiausia. 8:13 atsiliekama. Ir kol kas gynyboje nesugaudamas varžovė amerikietės. Pirmiausia Šainys Johnson, kuri nebe pirmą kartą išdrasko varžovių gynybą, uteniškių gynybą ir pelno taškus. Šį kartą tai padarė dar su Rimos Valentinės pirma asmeninė pražanga. Ir Šainys Johnson šį sezoną
Europos taurėje vidutiniškai renka 7,5 taško. Šį vidurkį gali beveik būti pasiekus sužaidus nepilnas 5 minutės. Taigi šiandien Šainys Johnson sėkmingai pradėjo susitikimą ir gali pridaryti daug problemų Utenos komandai. Jokių keitimų abiejose komandose. Utenos ekipoje to ir keitimai yra retas reiškinys, kadangi pagrindė žaidžia 6 krepšininkas ir tik Eglė Tarasevičiūtė pasirodo aikštelė 15 minučių ant parketo. Čia Šainys Johnson. Pataiko baudos metimą, taigi 14-8 Šainys Johnson. Pelno savo 7 tašką šį vakarą. Sandra Linkevičienė. Eglė Šulčiūtė, nieko nelaukdama metų pataiko. Eglė Šulčiūtė, šiandien jie rungtyniauja rezultatyviai ir dar 2 jos taškai padeda sumažinti deficitą. Čia nelabai tikslus turkių perdavimas, bet kamuolys lieka jų rankose, kadangi paskutinį žaidimų įrankį lietė Sandra Linkevičienė. 17 sekundžių ataka ir viską galės pradėti iš naujo. Kamilė Nacickaitė, ją aktyviai prižiūri. Ir galinė linija neužminta nuo Utenos krepšininkės, kuri pamušė kamuolį. Eglė Šulčiūtė ironiškai šypsosi, sako, nieko nedariau teisėjau. Tačiau teisėjas neperkalbamas. 9 sekundės atakai, Kamilė Nacickaitė pasirengusi grąžinti kamuolį aikštę. Courtney Paris gauna kamuolį, ji be abejo prie 3 taškų zonos yra nepavojinga. Čia Nacickaitė, pražanga Eglė Šulčiūtė. Eglė Šulčiūtė pražanga ir vėl Eglė Šulčiūtė nesutinka. Atrodo, buvo iškėlusi rankas į viršų ir nepažeidė cilindro taisyklės, tačiau arbitras fiksuoja antrąją šios krepšininkės pražangą ir čia keitimas Utenos komandoje. Greta Šnekaitė sėdasi ant suoliuko, jie keičia Eglę Tarasevičiūtę. Taigi Utena rungtyniauja savo įprastų 7, 5 krepšininkės startai ir 2 pakyla nuo suolo. Abi jos, Kristina Alminaitė ir Eglė Tarasevičiūtė, pakyla. Jau nuo atsarginio žaidėjo suolelio žiūrėsim, ar šiandien treneris Alfredas Vainauskas suteiks šansą Rytai Žilinskaitai, Monikai Aleksaitai arba jaunai Martinai Petrėnaitei, kurios dar šį sezoną Europos taurėje nedebutavo. Čia Kamilė Nacickaitė pataikė abi baudas ir atidarė savo taškų sąskaitą šį vakarą. O čia Kristina Alminaitė. Kristina Alminaitė pataiko iš toliau, tai bus perspėjimas Courtney Paris, kuri nenorėjo dengti 2,5 m ūgio lietuvės toliau nuo krepšio. Čia aštrus prasiveržimas nėra ir kas laimės Milžino ir Mažylio dvikovą laimi Milžinas. Courtney Paris atkovoja kamuolį prieš Rimą Valentinę. Na, toks gana įdomus epizodas. Rimos Valentinės, priminsiu, ūgis yra vos 1,70 m. Tarpu Courtney Paris yra moteris sudėta didelio kūno sudėjimo, 1,90 m ir bene 100 gal daugiau kilogramų. Courtney Paris neįsaugojo kamuolį ir matome, kaip skuba į gynybą. Kristina Alminaitė pirma puolime, tačiau kamuolį negavo. Dabar gauna Kristina Alminaitė metimas. 2 taškai su pražanga. Kristina Alminaitė išnaudoja savo greitį ir kūno valdymą. Courtney Paris stengėsi grįžti į gynybą, atrodo grįžo laiku, tačiau Kristina Alminaitė gavo kamuolį ir pelnė 2 taškus dar su varžovės pražanga. Taigi Kristina Alminaitė. Puikus jos įsijungimas į žaidimą nuo atsarginių suolo. 5 taškas iš eilės nėra pelnytas, na nieko tokio. Užtenka ir 4, 14-16, Utena sumažino deficitą iki 2 taškų. Šainys Johnson kontroliuoja kamuolį. Šiandien jau pridarė problemų, čia perimtas kamuolys. Šainys Johnson kiek netiksliai perdavinėjo kamuolį komandos draugiam, Rima Valentinė. Rima Valentinė pagrindinė ir šiuo metu vienintelė Utenos žaidėja, kadangi Gabrielė Gutkauskaitė gavo traumą dar sezono pirmose rungtynėse. Beje, jai prieš kelias dienas buvo atlikta operacija. Linkime Gabrielį kaip įmanoma greičiau pasveikti ir lauksim sugrįžtant ant parketo Utenos komandoje. Čia pražanga Courtney Paris. Courtney Paris dar kartą neteisi. Vėl Kristina Alminaitė aktyviai sužaidžia po krepšiu. Prašo kamuolio, jį gauna ir Courtney Paris antrą kartą pažeidžia taisyklės šį vakarą. Deja, baudos metimai kol kas nebus metami, kadangi tai tik trečioji komandinė antroji Paris. Ir čia pat jie keičia 15 numeris Artemis Panu. Tai yra 1,84 cm ūgio puolėja, Graikijos jaunimo rinktinės lyderė.
Rima Valentinė, Sandra Linkevičienė. Utenos komandoje matome į aikštelę sugrįžo Eglė Šikšniūtė. Taigi du vidurio puolėjai šiuo metu ant parketo. Šikšniūtė ir Alminaitė. 3 sekundės ataką reikia mesti. Šikšniūtė tai daro. Pati atkovoja kamuolį ir nepataiko Eglė. Tačiau Tarasevičiūtė. Ne, vis dėlto nepavyksta atkovoti kamuolį ir jai. Na, bet bravo už kovingumą. Čia Utena perima kamuolį. Taigi po minutės pertraukėlės Utenos gynyba ėmė dirbti kur kas geriau. Jau nebe pirmas kartas, kai perimamas kamuolys. Čia kamuolį atgal perima viešnis iš Turkijos ir pelno 2 taškus lengvus. Artemis Panu. Ką tik aikštelėje pasirodžiusi 21 metų graikė. Artemis Panu atidaro savo taškų sąskaitą. Greitos atakos metu 18-14. Lieka žaisti 2 minutės ir 30 sekundžių iki pirmojo kėlinio pabaigos. Alminaitė gauna kamuolį ir nepataiko prieš daug mažesnę varžovę, tačiau Eglė Tarasevičiūtė čia laiku ir vietoje atkovoja kamuolį ir priverčia prasižengti Artemis Panu, kuri prieš tai atakoje pelnė taškus. Čia keitimas, Greta Šnekaitė pasirodo ant parketo, jį keičia Rima Valentinė. Vienintelė žaidėja Utenos komandoje. Reikia poilsio be abejo. 37 metų veteranė negali žaisti visų 40 minučių, nors šį sezoną Europos taurėje Valentinė žaidžia po 30. Kiek gali, tiek padeda komandai. Belieka nulenkti žemai galvo prieš šią žaidėją. Sandra Linkevičienė, Eglė Tarasevičiūtė iš toli. 3 taškai, Eglė Tarasevičiūtė. Štai taip Eglė Tarasevičiūtė pademonstruoja, kad gali sėkmingai sužaisti ir puolime. Nors esu minėjęs, kad šios krepšininkas stiprioji pusė yra gynyba, kova dėl atšokusių kamuolių ir juodas darbas. O čia žingsniai, bravo Utenos gynybai, čia puikiai sudirba gynybai Utenos merginos ir apsigynusios turi galimybę įsiveržti į priekį. Taigi Alfredo Vainausko paprašyta minutės pertraukėlė tikrai naudinga, visai kitaip žaidžia Utenos komanda nei per pirmasis 5 rungtynių minutės. Alminaitė drąsiai, 2 taškai, Kristina Alminaitė. Ir dabar jau minutės pertraukėlės priverstas prašyti universiteto vyriausiasis treneris Firatas Okulas, kadangi jo auklėtinės atsilieka 18-19. Sirgalių radijas. Radio centras. Taigi artėja minutės pertraukėlė į pabaigą Utenoje. Žvelgiame į statistiką, kas įvyko per pirmasis kiek daugiau nei 8 minutės. Universiteto komanda prarado jau 5 kamuolius. Utena suklydo 3 kart, Turkijos atkovojo 9 kamuolius, 4 iš jų puolant. Utena sugriebė 6 kamuolius ir pataikė vienintelį šio mačo tritaškį. Taigi kol kas Utenos komanda pirmasis 5 minutės sužaidė nelabai sėkmingai, tačiau dabar perėmė iniciatyvą ir įsiveržė į priekį po puikių atakų, kurias surengė Eglė Tarasevičiūtė ir Kristina Alminaitė, kuri labai sėkmingai įsijungė žaidimą, pelnė 6 taškus ir jau yra rezultatyviausia šių rungtynių krepšininkė. 6 taškus turi Šeinis Johnson, 6 ir Eglė Šulčiūtė. Taigi Alminaitė yra viena iš tų 3 turinčių po 6. Čia Turkijos pradeda savo ataką. Jelavičius su kamuoliu. Pagrindinė komandos žaidėja. Kamilė Nacickaitė bando atsidengti, ją aktyviai dengia Sandra Linkevičienė. Nacickaitė 1-1 žais. Iki galo metimas labai netaiklus, persistengia Kamilė Nacickaitė. Matosi, kad kažkiek perdegė Kamilė, be abejo yra spaudimas, žaidė prie savo tėvynainės Lietuvoje, stebi draugai, tėvai. Reikia pasirodyti kaip įmanoma geriau. Kol kas pasirodymas yra blankokas. Tarasevičiūtė arčiau krepšio, reikėjo mesti. Sandra Linkevičienė iš toli. Nėra, gaila, kad Sandra nepataiko. Nacickaitė atkovoja kamuolį, skuba į priekį. Šeinis Johnson iš vidutinio nuotolio. 2 taškai. Šeinis Johnson. 8 taškas jau viršijo savo 7,5 taškų. Įprasta vidurkį, nors nesužaistas net vienas kėlinys. O čia naujovė Alfredo Vainausko žaidime. Rita Žilinskaitė pasiruošus debiutuoti šį sezoną Europos taurės rungtynėse. Taigi per pirmosius 2 mačus Rita Žilinskaitė nėra sužaidusi nei 1 minutės Europos taurėje. Taigi dabar jos debiutas. Žiūrėsim, kaip seksis šiai
gynėjai, kuri pasižymi puikių pataikymų iš toli. Rita Žilinskaitės stiprioji pusė yra tritaškiai metimai. 1,75 cm šios krepšininkės ūgis ir jai vos 22 metai. Taigi viskas prieš akis Ritai, o čia Eglė Šikšniūtė. Eglė Šikšniūtė, trečiasis jos taškas. Galimybė pelnyti ketvirto. Ant suoliuko prisėdo Sandra Linkevičienė. Greičiausiai tai paskutiniai kėlinio minutėje. Linkevičienė šiandien pelnė vos 2 taškus, tačiau jau spėjo atlikti 4 rezultatyvius perdavimus. Čia Greta Šniokaitė labai išratingai spaudė kampą Jelavič, bet ši įsaugojo kamuolį. Štai tą patį Jelavič iki galo ir gauna bloką nuo Kristinos Alminaitės. Antras blokas šį vakarą Kristinos sąskaita. Taigi turi gerą gynybos ramstį po krepšių Utena, o čia pražanga prieš Gretą Šniokaitę. Pražanga ir Greta Šniokaitės tuos mesti 2 baudos metimo. Jelavič taisyklės pažeidžia pirmąjį sykį. Taip gana gudriai Greta sužaidžia, atsitrenkė į nugarą varžovę. Taigi Greta Šniokaitė galimybė atidaryti savo taškų sąskaitą. Šį sezoną Europos taurėje Greta Šniokaitė renka po 7 taškus, tačiau krepšį atakuoja tragiškai, vos 26% pataikymo. Taigi Gretai kol kas sezono pradžia Europos taurėje nėra pati geriausia. Galimybė reabilituotis, kad ir šiandien. Greta Šniokaitė 22-20 ir lieka vos pusę minutės iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Johnson, Šainys Johnson. Gali žaisti viena, Šainys Johnson, nesiryžta metimui. Jelavič iš toli. Trumpas metimas, kas pirmas prie kamulio. Pirma prie kamulio yra Universitės legionierė. Čia slysta Jelavič, Šainys Johnson. Bandė perduoti kamuolį po krepšiu. Čia Eglė Šikšniūtė kištelėjo. Šainys Johnson. Išradingas metimas. Jau atrodė, kad buvo beviltiškoje situacijoje šį legionierę iš Jungtinių Amerikos valstijų. Tačiau pelnė taškus Greta Šniokaitė, pražanga puolime. Taip, Greta Šniokaitė prasižengė. Čia Jelavič sėkmingai užsiėmė gynybinę padėtį. Greta Šniokaitė pametė kamuolį, vėliau lyg ir pagavo, tačiau nepavyko išlaikyti ir nusistūmė varžovio ranka. Taigi Greta Šniokaitė pirmoji pražanga ir dar sekundė ir 20 Universitės atakai. Galimybė laimėti šį ketvirtį. Jelavič metimas nuo vidurio aikštės netaiklus, taigi 22 po pirmųjų 10 minučių. Sirgalių radijas. Radio centras. Taigi pirmasis kėlinys kol kas neatsakė jokį klausimą Utenoje, 22-22 po pirmojo 10 minučių ir kol kas apylygus žaidimas, nors Turkijos komanda sėkmingiau pradėjo mačą, tačiau Utenos krepšininkės po Alfredo Vainausko minutės pertraukėlės pasivijo varžovės, vienu metu pirmavo, tačiau Šainys Johnson puikus pasirodymas per pirmasias 10 minučių pelnyti 10 taškų leidžia turkiams būti patogioje pozicijoje 22-22. Dar kartą priminsiu rezultatą. Ir čia antrajame nuo pat antrojo kėlinio pradžios aikštelė grįžta pagrindinė vidurio puolėja Courtney Paris. Jie turi 2 asmeninės pražangas, todėl Kristina Alminaitė arba Eglei Šikšniūtė reikėtų agresyviau rungtyniauti prieš šią stambę amerikietę, Rita Žilinskaitė. Priminsiu, tai yra jos debiutas Europos taurėje. Alminaitė drąsiai 2 taškai, Kristina Alminaitė. Šiandien varžovė stebina metimais iš vidutinio nuotolio. Įprastai Kristina Alminaitė gana retai atakuoja iš šio nuotolio, šiandien tai daro dažnai ir ypatingai taikliai. Priminsiu, prieš kelias dienas Kristina Alminaitė šventė 24 gimtadienį.
Čia pražanga. Kam pražanga? Čia keitimas Eglė Šikšniūtė sėdasi ant suoliuko. Ji per taisyklės pažeidė antrą kartą. Taigi Eglė Šikšniūtė šiandien įmetė 4 taškus, tačiau jos pasirodymą riboja asmeninės pražangos. Eglė Šulčiūtė grįžta ant parketą. 6 taškai ir 3 atkovoti kamuoliai jos sąskaitoje. Javas buvo su kamuoliu. Čia Šainys Johnson be keitimo rungtyniaujantį amerikietę. Čia gražiai suvaikšto kamuolys. Javas iš 3 taškai. 3 taškai, 10 numeris Ozge Javas, 23 metų, 1,70 cm ūgio Turkijos krepšininkė, pasižymi tolimo metimu, taip išvesdama vėl universitetį į priekį, 25-24 Elminaitė, dabar jau Šainys Johnson prie jos prilipusi. Eglė Šulčiūtė, Tarasevičiūtė iš toli, šiandien pataikė 3 taškit, ai kaip apmaudžiai, Elminaitė atkovoja kamuolį, reikia tokius metimus pataikyti. Gerai, kad kamuolys vėl atitenka Utenai ir Greta Šniokaitė organizuoja puolimą iš naujo. Būtent jį yra dabar žaidėjos vaidmenyje. Puikus perdamas Elminaitė, reikėjo pagauti šį kamuolį. Galima buvo pelnyti dar 2 taškus. Greta Šniokaitė padarė viską teisingai. O čia iš toli meta Ivegin, kuri nepataiko, tačiau Šainys Johnson atkovoja kamuolį. Ir laukia Courtney Paris. Courtney Paris laukia statyti užtvarą. Šainys Johnson atakuoja pati, nepataiko, pati atkovoja kamuolį. Kodėl nieks netitveria Šainys Johnson? Kaip kovojama prastai dėl kamuolio. Šiandien Turkijos puolime atkovojo jau 8 kamuolį. Įdomu tai, kad puolime atkovoti 8 kamuolį, o gynyboje vos 6. Čia metimas paskutinė sekundė netaiklus. Rita Žilinskaitė sugriebė kamuolį, taigi reikėtų geriau atsitverti varžovės. Kadangi 8 kamuolį atkovoti puolime yra paprasta matematika. Daugiau 8 progom pelnyti taškus. Eglė Šulčiūtė, sudėtingas metimas. Galbūt reikėjo paieškoti kitų atakos taisinių. Čia jau greita Turkio ataka. Courtney Paris gauna kamuolį prie 3 taškio paskutinė šioje atakoje. Ir dabar įsirikiuoja universitetas į pozicinę ataką. Taip atrodė iš pirmo žvilgsnio. Javas dar kartą 3 taškai, antras iš eilės 3 taškai šios 23 metų krepšininkas Ozge Javas. Taigi pasirodžius ant parketo įprastai šį krepšininką rungtyniauja po 20 minučių ir įmeta po 7 taškus. Taigi 2-3 taškai ją priartino prie vidurkio, o čia fiksuojami žingsniai. Taigi apsigina Turkijos krepšininkas, čia keitimas. Aikštelėje Šainys Johnson sėdasi pailsėti. Gulsah Duman pasirodo ant parketo, 1,76 cm, 21 metų žaidėja iš Turkijos, taigi jauna krepšininkė. Čia Ritos Žilinskaitės debiutas kol kas baigtas. Jie keičia Rima Valentinė, 28-24, Turkijos komanda vėl yra priekyje po 2. Iš eilės Ozgas Javas 3 taškių. Taigi šią krepšininkę reikia prižiūrėti atidžiai. Čia metimas iš vidutinio nuotolio, 2 taškai. Artemis Panu, 4 jos taškas. Krepšininkė iš Graikijos pasižymė. Apskritai, Turkijos komanda yra 5 tautybių krepšininkas, be abejo, Turkijos, Bosnija, Lietuvė, 3 amerikietės ir Graikė. Taigi, Utenos komanda, priminsiu, sudaro vien lietuvės. Tai yra legionieriais nesiriminti komanda. Čia klaidomis apsikeičia komandos. Eglė Šulčiūtė metų iš toli nepataiko. Sandra Linkevičienė pakovoja dėl kamuolio, bet nuo jos pačios žaidimo įrankis palieka aikštės ribas. Taigi nelabai sėkminga antrojo kėlinio pradžia Utenos komandai. Pralaimimas ketvirtis 2-8 ir Turkijos turi 6 taškų pranašumą. Reikėtų susikaupti. Kamilė Nacickaitė, kurį laiką jau sėdė ant atsarginio žaidėjo suoliuko, jo šiandien rungtinė pradžia nesėkminga. Žaidė visą kėlinį be keitimo. Čia dar 2 taškai ir minutės pertraukėlės prašo Alfredas Vainauskas po labai nesėkmingos ketvirčio pradžios. Ir Utena jau turi 8 taškų deficitą, 24-32. Sirgalių radijas. Radio centras. Taigi artėja į pabaigą, labai reikalinga Utenos komandai minutės pertraukėlė, kadangi antras ketvirtis pradėtas labai nesėkmingai, varžovės pajuto žaidimo skonį ir atitrūko jau 8 taškais.
Alfredas Vainauskas neturėjo nieko kito, kaip prašyti minutės pertraukėlės. Reikia vėl kažką keisti, kažką taisyti. Kadangi varžovės įsibėgėjo, prie to be abejo labiausiai prisidėjo 10 numeris ant parketo pasirodžius Ozge Javas. Būtent 2 iš eilės jos tritaškiai. Padėjo, inicijavo spurtą 10-0, kuris dabar dar nesibaigė, kadangi Utena dar nepelnė taškų. Taigi reikia pagaliau nutraukti šią nesėkmių seriją ir sustabdyti įsibėgėjusios Turkės, kadangi vėliau panaikinti deficitą bus labai sunku, žinant, kad tai yra pajėgi komanda Turkijos pirmenybėse užimanti 4 vietą. Sandra Linkevičienė. Ja labai aktyviai prižiūri varžovės, žino, kad Sandra per rungtynės renka po 18 taškų, yra pagrindinė atako užbaigėja. Greta Šniokaitė kamuolys iššoka iš krepšio, gaila, kad nepavyko pataikyti šio tritaškio, o Turkijos gali įgyti dviženklį pranašumą. Įvegin. Durman, čia perdamas po krepšiu. Spanų tenai susilaukė Šikšniūtės gynybos. Spanų gauna kamuolį. 4 sekundės atakai. Laisva metų iš toli. Laimiai nepataiko. Courtney Paris ramiai atkovoja kamuolį. Puikiai užsiemus buvo padėti šią amerikietę. Eglė Šulčiūtė neturėjo šansų atkovoti kamuolį. Čia kamuolys. Gerai, kad neįkrenta į krepšį. Spanų netiksliai atakavo ir Eglė Šikšniūtė atkovoja kamuolį. Taigi Rima Valentinė iš toli. Nepataiko Rima Valentinė. Kam taip skubėti? Tokį metimą galima atlikti bet kada. Nebuvo nei geras, ne pernelyg gera proga, nei labai reikėjo skubėti. Na, jau karščiuojasi. Labiausiai patyrusi Utenos krepšininkė. Javas. Pozicinė Turkio ataka. Courtney Paris gauna kamuolį ir nieko šalia jos nėra. 34-24. Kurgi gynyba? Paklauso Alfredas Vainauskas, žiūri klausimai savo auklėtinės. Eglė Šikšniūtė ir Šulčiūtė nesėkmingai sužaidė gynybą ir paliko dabar vidurio puolėją, kuri pelnė lengvus taškus. Stringa Utenos ataka, 7 sekundės, čia 2 Eglės nepasidalina kamuolį. Eglė Šulčiūtė, gražus metimas. 8 jos taškas, Eglė Šulčiūtė išradingai įveikė varžovį gynybą. Artėmis Spanų organizuoja ataką. Įvegin. Prieš ją Rima Valentinė, gerokai aukštesnė Įvegin. Javas. 5 sekundės atakai. Courtney Paris, 2 prieš 2 ir 2 taškai. Courtney Paris. 8 jos taškas. Taigi Utena neperskaito šio sumanimo, nors buvo akivaizdu, kad žais 2 prieš 2 varžovės. Čia Linkevičienė, Valentinė, Šulčiūtė arčiau krepšio. Pražanga Artemis Spanų. Šulčiūtė pagavo varžovę, kuri dar nebuvo spėjusi užsiimti padėties. Čia keitimas Utenos komandai. Eglė Tarasevičiūtė grįžtant parketo, jį keičia Greta Šniokaitė. Eglė Tarasevičiūtė šiandien įmetė 3 taškus, sugriebė 2 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus. Linkevičienė Tarasevičiūtė, reikia pataikyti. Ai, kaip apmaudžiai kamuolys įsisuka iš krepšio. Tačiau Šikšniūtė čia pirma prie kamuolio. Ir nauja Utenos ataka, 8 sekundės jai. Šulčiūtė, Linkevičienė perdamas, ten toks nelabai geras perdamas. Šulčiūtė, reikia mesti, nemeta pati ir kamuolį perima Turkės. 3 prieš 1 Rima Valentinė iki galo ir pataiko 2 taškai. Duman pelno pirmosius taškus ir 38-26. Viešnios iš Turkijos 12 taškų pirmauja. Linkevičienė, 3 taškai, Sandra Linkevičienė. Labai reikėjo šio metimo, jau ir pati Sandra pamiršo, kada pelnė taškus, turbūt prisimena tą epizodą, kai pirmojo kėlinio pradžioje į prasiveržimų pelnė vienus pirmų Utenos taškų ir po to visiškai tuščia buvo Sandra. Dabar pavyksta pataikyti iš toli. Čia Artemų nepataiko, tačiau Eglė Tarasevičiūtė nesugraibo kamuolio ir jis vėl lieka Turkių dispozicijoje ir jų vyriausiasis treneris prašo minutės pertraukėlės. Turbūt tam, kad tinkamai paruošti komandą paskutiniam 3 antrojo ketvirčio minutėm. Sirgalių radijas. Radio centras.
Taigi Utenos krepšininkės toliau turi spręsti pagrindinę problemą, kaip susitvarkyti su varžovių atkovojamas kamuoliais šį vakarą puolime, kadangi jau 9 kartus universitėse krepšininkės susikūrė papildomas progas atakuoti krepšį. 10 kamuolių gynyba, 9 puolime ir bendras 19 sugriebtų kamuolių prieš Utenos 13. Kol kas tai yra didelė problema. Taip pat kol kas trūksta susikalbėjimo gynyboje, kadangi ne vieną ir ne 2 kartus krepšininkės tiesiog varžovės iš Turkijos tiesiog likdavo laisvos po krepšių ir belikdavo įmesti 2 taškus. Taigi dabar Alfredas Bainauskas greičiausiai tai ir akcentavo per minutės pertraukėlę, kad reikia atidžiai dengti varžovės, jų nepametinėti ir atsitverti nuo krepšio. Kitaip šiandien pergalės iškovoti ir vėl nepavyks. Reikia spręsti smulkius dalykus, juolab, kad universitetų komanda yra tikrai labai pajėgi ir su ją reikia žaisti ypač tiksliai. Javas šį kartą nepataiko, bet vėl kamuolį atkovoja puolime universitetų komandos. Panų perdavimas 2 taškai su pražanga. Va taip ir reikia žaisti. Parodo, kaip reikia išnaudoti atkovotus kamuolius. Batan Sever, 6 taškas jos sąskaitoje. O čia buvo atkovotas kamuolys puolime, greitas perdavimas ir taškai. Viskas paprasta, kaip 2x2, tačiau šį kartą Utenos komandai nepavyko perskaityti šio varžovo sumanimo. Viskas prasidėjo nuo to, kad nepavyko sugriebti kamuolį. Ir vėl 12 taškų deficitas, 29-41 iš šeimininkų pusės. Priminsiu, kad šiandien Utenai yra gyvybiškai svarbu laimėti. Kitaip šansai patekti į kitą etapą liks tik tai teoriniai. Nors antrajame rate lauks rungtynės paskutinės namuose su Minsko komanda, išvyka į Vologdą ir be abejo išvyka į Istambulą. Tai jau bus gruodžio pabaigos reikalai. Dabar FIBA Europe organizuojamos Europos taurės turnyre lauks 2 savaičių pertrauką pasibaigus pirmajam ratui. Sandra Linkevičinė aktyviai prižiūri varžovės, atgal Tarasevičiūtė, Šikšniūtė gauna kamuolį, žaidžia nugarą metą, sudėtingą metimą nepataiko, pati atkovoja kamuolį Šikšniūtė. Galima pradėti iš naujo atakuoti krepšį. Sandra Linkevičinė, prie jos 2 varžovės. Linkevičinė skirsto kamuolį sėkmingai, Šikšniūtė. Reikia žingsniai Eglė Šikšniūtė, reikia sumušti kamuolį Eglutė, reikia sumušti kamuolį. To moko krepšinio mokyklai. Labai jau Eglė stengiasi, labai šiandien nori, matosi, bet kol kas neįtin sėkmingai pavyksta. Bet už kovingumą galima rašyti aukščiausią pažymį Eglė Šikšniūtė. Čia vėl Batan Sever prie kamuolio. Kol kas Kamilė Naciskaitė po nesėkmingo rungtynių pradžios prametus 5 metimus suklydus 2 kart. Atsisėdo ant suoliuko ir nuo jo nepakyla, tačiau jos paslaugų kol kas trenerių neprireikė, kadangi komanda sėkmingai žaidžia ir toliau. Čia 2 taškai, Artemis Panų 8 jos taškas ir tie taškai pelnyti ne bet kaip, o vėl atkovojos kamuolį puolime. Taigi galvos skausmas didžiausias šį vakarą kamuoliai atkovojami varžovių puolime. Eglė Šulčiūtė, toks metimas iš vidutinio nuotolio netaiklus. Kamuolys vėl Stambulo komandos rankose ir deficitas Utenos komandos didėja. Rima Valentinė pražanga jai ir 2 baudos metimai bus, kadangi varžovė jau darė 2 žingsnį ir ruošėsi atakuoti krepšį. Rima Valentinė, 3 pražanga jai. Ir 2 keitimas Utenos komandoje. Šulčiūtė ir Valentinė keičia Kristina Alminaitė ir Greta Šnekaitė. Kristina Alminaitė kurį laiką užsibuvo ant suolo. 10 minučių sužaidusi krepšininkai, įmetė 8 taškus ir atkovojo 2 kamuolius. Priminsime sėkmingai įžengė ant parketo, pataikė vidutinio, atkovojo kamuolių, pasigrūmė po krepšių, taigi jos paslaugų šiandien tikrai prireiks, o čia 2 baudas prametė Javas, o Eglė Šikšniūtė nusiema kamuolį. Minutė 30 sekundžių iki antrojo ketvirčio pabaigos. Sandra Linkevičinė, prie jos suskumba varžovė Alminaitė. Vėl Alminaitė, iš jos iškrapšto kamuolį varžovė, reikia atidžiau laikyti kamuolį, reikia atidžiau Kristinai, negi reikėjo greičiau įsikratyti kamuolį, jeigu matai, kad varžovė jį gali perimti. Nesėkmingas epizodas, dar viena Utenos klaida ir Turkės turi galimybę padidinti skirtumas. Panų iš 3 taškų zonos, laimė nepataiko, bet vėl kamuolį atkovojo Turkės, metimas netikslus ir dar vienas kamuolys atkovojamas universitetų komandos, 12 kamuolys puolime. 12 kamuolys puolime per 19 minučių. Viską suprantate patys. Taip nelaimėsi rungtynių, čia taisyklės nepažįsta 2 varymą, kadangi kamuolį lieti Uteniškė, pavyksta apsiginti. Kristina Alminaitė atkovoja kamuolį Linkevičinė iki galo. Pražanga varžoviai. Kristina
Sandra Linkevičienė stos mesti 2 baudos metimus. Na, o Alfredas Vainauskas turės ką per pertrauką pasikalbėti su merginom, kadangi per pirmąją rungtynių dalį daroma daugybė nedovanotinų klaidų, jeigu prarasti 9 kamuoliai, tačiau varžovėm leista sugriebti net 12 kamuolių puolant. 12 kamuolių puolant. Tai yra 12 papildomų galimybių pelnyti taškus. Viso to rezultatas minus 12 švieslentėje, 31-43. Čia Stambulo universitės vyriausias treneris jau eksperimentuoja. Gizem Sezer pasirodo aikštelėje, 1,94 cm ūgio vidurio puolėja, jauna 20-metė krepšininkė, kuri šį sezoną turnyre net nėra žaidus. Taigi tai jos debiutas. Debiutas pusė minutės. Pusė minutės ši krepšininkė, štai jeigu pagauna kamuolį, nepagauna jo, kamuolis atitenka Utenai. 23 sekundės, reikia tą ataką užbaigti sėkmingai ir tai pagerinti nuotaiką prieš didžiąją pertrauką. Be abejo, ką Utenai reikia akcentuoti, tai geresnė kova dėl šokusių kamuolių ir labiau branginti kamuolį. Štai ir vėl Greta Šnekaitė arti klaidos ribos. Na, ji nėra įžaidėja, pabrėžkime tai ir jei varinėt kamuolį įžaidinėti yra sunku. Kristina Alminaitė 2 taškai. Sandra Linkevičienė viską padarė, kad Kristinai beliktų pataikyti į krepšį. Čia Javas iš toli nepataiko ir tai yra viskas, kas įvyko per pirmosios 2 kėlinius. 33-43 po pirmųjų 20 minučių ir po pertraukos mūsų laukia įdomi rungtynių dalis antroji. Sirgalių radijas. Radio centras.
Sirgalių radijas. Radio centras. Taigi baigėsi ilgoji pertrauka Utenoje ir čia kol kas nuotaikos tokios gana niūrios. 33-43 po dviejų kėlinių Utenos krepšininkės atsilieka prie Stambulo universiteto komandą. Ir didžioji Utenos problema yra kamuoliai, net kovoti kamuoliai ginantis. Taigi universitetas per 20 minučių sugriebė 13 kamuolių puolime, tai yra 2 daugiau nei ginantis. Ir bendras skirtumas 24-16 kovoje dėl kamuolių ir viską matematika paprasta. Papildomų 13 šansų leidžia universitetui pirmauti 10 taškų skirtumu. Utena sėkmingai pataiko 2 taškus, 55 procentai 2 taškus, 71 procentas baudų metimų, 55 procentų taiklumų 2 taškus meta ir turkės, tačiau jos atliko 9 metimais iš šio nuotolio daugiau už lietuvės ir 5 daugiau pataikė. Taigi matematika paprasta, 5 daugiau 2 taškų ir 10 taškų skirtumas. Taigi dabar Utenai reikia gerokai pagerinti kovą dėl atšokusių kamuolių ir galima dar šiose rungtynėse įsigelbėti ir pabandyti iškovoti tą mirtinai reikalingą pergalę, kuri būtų istorinė šiam klubui, kadangi niekada dar Europos taurės turnyre Utena nėra laimėjusi. Apskritai, tai yra pirmą kartą, kai ši komanda dalyvauja tarptautinėme turnyre. O čia prasideda trečiasis kėlinys ir turkės organizuoja pirmąją ataką. Šainys Johnson per pirmuosius 2 kėlinius pridariusi daug problemų uteniškiams. 10 taškų Šainys Johnson sąskaitoje. 10 yra įmetus ir Kristina Alminaitė Utenos komandos stovyklos. Sandra Linkevičienė agresyvi iki galo. 2 taškai. Sandra Linkevičienė. 9 taškas ir dar 5 rezultatyvus perdavimai šios krepšininkės sąskaitoje. Šainys Johnson. Vatan Sever, atmestas kamuolys, atsiprašau, ten buvo Spanų, graikė Spanų, kuri per pirmosius 2 kėlinius sėkmingai kovojo po krepšiais, atkovojo nemažai kamuolių puolime ir pelnė nemažai lengvų taškų. Čia Jelavič pažeidžia taisyklės antroji jos pražanga. Na, o lietuvė Kamilė Nacickaitė viskas stebi nuo atsarginių suolo. Startiniam 5 pradėjusi rungtynės lietuvė prametė 5 metimus, pelnė 2 taškus baudų metimais ir nuo antro kėlinio pradžios kaip sėda ant suolo, taip čia ir toliau leidžia laiką. Šikšniūtė, trumpas metimas. Peris atkovoja kamuolį ir čia jau Šainys Johnson, kitoje aikštės pusėje Jelavič. Reikiuoja savo ataką, Peris puikus perdamas ir 2 taškai Artemis Spanų. 10 ir jos taškas Graikijos jaunimo rinktinės lyderė, dabar pravers ir Graikijos moterų rinktinės duris Artemis Spanų. 1,84 m, 21 metų krepšininkė. Sandra Linkevičienė. Eglė Šikšniūtė, neatsargus perdavimas, vos jo neperima varžovės Šulčiūtė, nepataiko ir kamuolys atitenka universiteto komandai. Na, reikėjo pataikyti, čia toks kamuolys pašokinėjo, bet kelio į krepšį nerado. Taigi 35-45 sužaidus pusantros minutės trečiajame rungtynių kėlinyje. Jelavič, Įvegin staigus metimas, netikslus, kas atkovos kamuolį, atkovoja kamuolį Eglė Tarasevičiūtė. Sandra Linkevičienė iki galo, nepataiko, kamuolį atkovoja Šainys Johnson. Linkevičienė pražanga, antroji asmeninė, pirmoji komandinė šiame kėlinyje. Tokia gal iš nevilties pražanga, tokia pykčio pražanga, nepavyko pačiai pataikyti. Ir jau tas kamuolys buvo jau varžovės užvaldytas, nebeperimsi jo. Bereikalinga pražanga, taigi įsirikiuoja uteniškės gynyboje, o Jelavič pradės dar vieną universiteto ataką. Turkijos komanda kontroliuoja situaciją ir gali žaisti ramiai, regzti atakas. Aišku, laiko dar daug, tačiau iniciatyva ir pranašumas turkių pusėje. Johnson, triguba gynyba, žingsniai. Teisėjai taip pat užfiksuoja šį taisyklių pažeidimą. Rima Valentinė pradeda naują Utenos ataką. Šiandien Rima Valentinė taškais nepasižymėjo ir neatliko nei vieną rezultatyvaus perdavimą. Šį žaidėją Šulčiūtė iš toli, 3 taškai. Eglė Šulčiūtė. Taigi Rimai Valentiniai pirmasis rezultatyvus perdavimas, o Eglė Šulčiūtė 3 taškai.
Jau 11-asis Eglės Šulčiūtės taškas, jis tampa rezultatyviausia šio mačo žaidėja. 10 metų Salminaitė, varžovų stovykloje Johnson ir Spanų, kuri ką tik meta labai netaikliai, irgi turi po 10 taškų. Šainys Johnson sugriebė kamuolį, pirmas sudėtingas metimas. Baigėsi atakas skirtas 24 sekundžių laikas. Taigi Utenos gynyba šį kartą suveikė be priekaištų. Reikia toliau vytis varžovės 38-45. Utenos komanda po truputį artėja. Eglė Šulčiūtė ją prižiūri Spanų, aktyviai bandė, kaip sakoma, parduoti pražangą tokiu veiksmu. Čia Linkevičienė labai netaiklus metimas ir Peris atkovoja kamuolį. Jelavič, Johnson nesiryžta metimui, žingsniai, taip, žingsniai, Šainys Johnson. Taigi Universitesi kol kas klimsta trečio kėlinio pradžioje, vos 2 pelnyti taškai ir nemažai klaidų bei netikslių atako. Utenos komandos gynyba suaktyvėjo po didžiosios pertraukos, be abejo, Alfredas Vainauskas tikrai turėjo ką pasakyti savo žaidėjams, kadangi pirma rungtynių dalis netenkina nieko. Valentinė iš vidutinio nuotolio, netaiklus metimas. Čia Spanų atkovoja kamuolį ir skuba į greitą ataką, tačiau stabteli. Peris, pati paskutinė ateina į puolimą šį vidurio puolėją. Jelavič, koks prasiveržimas, netaiklus metimas. Nu ir kaipgi nepaima kamuolį, Eglė Šikšniūtė puikiai atitvėrė Peris, tačiau niekas nepaima kamuolio iš uteniškių. Blokas! Eglė Šikšniūtė gesina Spanų ir suteikia šansą Utenai dar labiau priartėti. Linkevičienė, Šikšniūtė reikia pataikyti, 2 taškai, Eglė Šikšniūtė, time out. Minutės pertraukėlės prašo Stambulo Universitesi komanda, per 4 minutės vos 2 pelnyti taškai ir Utena priartėja 40-45. Sirgalių radijas. Radio centras. Taigi Utenos komandai pavyko sėkmingai pradėti trečiąjį kėlinį ir dabar sunerimęs Universitesi vyriausiasis treneris Firatas Okulas priverstas prašyti minutės pertraukėlės, kadangi jo auklėtinės prarado pusę turėto pranašumo. 45-40 vis dar priekyje viešnios iš Turkijos, bet iniciatyva dabar priklauso Utenos komandai, kuri sėkmingai žaidžia gynyboje, neleidžia dabar atkovoti varžovėm kamuolių puolime ir tai leido priartėti. Taigi Utena dar kils į kovą ir dar nieks šiandien nėra baigta. Daug laiko ir tik 5 taškų deficitas, kurį turi aikštės šeimininkės, kurių gretose keitimas. Kristina Alminaitė keičia Eglę Šulčiūtę. Kristina Alminaitė šiandien rungtyniavo labai sėkmingai, 10 taškų ir 3 atkovoti kamuoliai šios 2 metrų 5 cm ūgio krepšininkės sąskaitoje. Jelavič pagrindinė Universitesi atako organizatorė. Dažniausiai kamuolys jos rankose, Šainys Johnson. Šiandien daug valdo kamuolį, nemažai kartų ir praranda. Štai šį kartą Tarasevičiūtė nepavyko ją perimti, nors buvo arti to. Jelavič ir Graikė nepataiko, Spanų, kamuolys atitenka Utenai. Na gerai, kad atitenka Utenai, kadangi buvo tokia situacija, kur reikėjo atkovoti kamuolio, neleisti jį kažkur kažkaip paliesti ir varžovės galėjo jį sugriebti. Gerai, kad viskas laimingai baigėsi, Utena apsigina dar kartą, taigi Šainys Johnson šiandien žaidžia rezultatyviau neįprasta. 10 taškų jo sąskaitoje, 5 atkovoti kamuoliai, tačiau 3 kartus jis suklydo amerikietę. Įprastai jos taškų vidurkis yra 7,5. Čia Šainys Johnson nesuspėja paskui Sandrą Linkevičienę, kuri priverčia varžovę prasižengti antrą kartą. Kol kas problemų dėl pražangų abiejose komandose turi tik tai viena Rima Valentinė. Ji yra taisyklės pažeidusi 3 sykius. Toliau 3 žaidėjos Universitesi komanda turi po 2 pražangas ir 3 Utenos komandoje krepšininkas taip pat yra taisyklės pažeidusius 3 sykius. Praranda kamuolį Tarasevičiūtė ir Jelavič pelnys 2 taškus, tai Bosnė Jelavič. Bosnė Andrija Jelavič pelno 2 taškus. Na, netidžiai čia sužaidė Eglė Tarasevičiūtė.
Prarado kamuolį ir varžovės tuo iškart pasinaudojo. Taip nutraukdamas beveik 3 minučių badą taškų. Alminaitė, 2 taškai, Kristina Alminaitė. Na, atrodo viskas labai paprasta. Duokit kamuolį Alminaitei, prie krepšio ir jį turėtų pasižymėti. Tačiau šiandien tiek daug atakų negauna Kristina Alminaitė. 12 taškų jo sąskaitoje. Šainys Johnsoną norėtos, kad labiau išnaudotų Kristina Alminaitė, kuriai šiandien tikrai, kaip sakoma, žaidimas einasi teisingai. Čia Fortūna šypteli Utenai, kamuolys įsisuka iš krepšio. Sandra Linkevičienė gražiai apeina varžovę iki galo. Koks metimas ir beveik įkrenta į krepšį. Na, toks buvo į viršų metimas, labiau virš krepšio nei į krepšį. Šainys Johnson, perdavimas Įvegin praranda jį. Čia Courtney Paris. Būtent nuo jos rankos kamuolys palieka aikštės ribas. Čia dvigubas keitimas abiejose komandose. Kamilė Natickaitė grįžta po ilgos pertraukos ant parketo. Utenos gretose dvigubas keitimas. Eglė Šikšniūtė sėdasi ant suolo, keičia Eglė Šulčiūtė atsipūtus minutėlę. O Eglė Tarasevičiūtė keičia Greta Šniokaitė. Na, net 3 Eglės Utenos komandai, taip galėjo ir pasiklysti tarp Eglių. Sandra Linkevičienė, Greta Šniokaitė. Greta Šniokaitė prasiveržimas ir gauna bloką nuo Kamilės Natickaitės. Kamilė Natickaitė tiksliai sužaidžia gynyboje. Na, ši Lietuvos krepšininkė šiandien turi pasitempti, nes kol kas neįtin sėkmingos rungtynėse po 11,5 taško per susitikimą renkanti krepšininkė. Kol kas turi vos 2 taškus ir jos pelnė baudų metimais. Čia Natickaitė vagia kamuolį. Jai kelią bandys pastoti Rima Valentinė. Jelavič 2 taškai. Na, vėlgi klaida. Atkerta visą Utenos komandą ir neleidžia sėkmingai surengti atakos. Bent atlikti metimą į krepšį. O geriau jau mesti krepšį, negu praras kamuolį. Greta Šniokaitė iki galo. Koks netikslus metimas. Na, pernelyg drąsiai Greta Šniokaitė žaidžia, drąsa gerai, tačiau šį kartą pernelyg drąsiai čia pat klysta ir varžovės. Sandra Linkevičienė, Rima Valentinė. Rima Valentinė, ryžtasi metimų iš toli. 3 taškai. Rima Valentinė. Pirmas jos tolimas metimas iš 3 bandymų ir pirmieji taškai Rimos Valentinės sąskaitoje. Nepataiko Kamilė Natickaitė, kamuolys atitenka Universitete. Na, reikėjo atkovoti šį kamuolį, viskas buvo padaryta tiksliai. Eglė Tarasevičiūtė ruošiasi grįžti į aikštę, o varžovių gretose Courtney Paris keičia 43 numeris Vatensever. Neven Vatensever šiandien pelniusi 7 taškus, o Utenos komandoje Sandra Linkevičienė sėdasi atsipūsti, jie keičia Eglę Tarasevičiūtę, kuri taip pat atsisėdo ant suoliuko vos prieš minutėlę. Čia viskas tvarko, galima tęsti žaidimą. Kamilė Natickaitė, 14 sekundžių Universitės atakai, ne. Rungtynių komisaras, ne, dabar vėl leidžia tęsti rungtynės, na, gal iš 3 bandymo pavyks. Kamilė Natickaitė dabar jau gali grąžinti kamuolį į aikštę. Sunkiai randa Šainys Johnson, metimas netikslus, Kristina Alminaitė. Puikiai Kristina Alminaitė sužaidžia gynyboje, kadangi iškelia aukštai savo rankas. Na, per 2,5 cm ūgio krepšininkę pataikyti sudėtinga. Rima Valentinė nesiryžo mesti, Šulčiūtė žaidžia nugarą puikiai, nepataiko Eglė Šulčiūtė. Reikėjo pataikyti, tikrai reikėjo. Kamilė Natickaitė prieš Eglę Tarasevičiūtę. Natickaitė gauna užtvarą, metimas iš vidutinio nuotolio, tikslus. Kamilė Natickaitė, 4 jos taškas ir pirmasis metimas iš po 4 netikslių bandymų. Prieš tai priminsiu, pirmajame kėlinyje pasižymėjo realizuodami abi baudas. Taigi Utena turėjo 4 taškų deficitą, galėjo jį sumažinti, tačiau atakos buvo netikslios, o varžovės pelnė taškus ir komandas skiria 6 taškai. Alminaitė, 2 taškai. Kristina Alminaitė šiandien jį tokius metimus realizuoja be klaidų. 14 Kristinos Alminaitės taškas. Puikiai žaidžia šį vidurio puolėją. Varžovėm pridarė daug problemų. Natickaitė nepataiko iš po krepšio Kamilė Natickaitė. Na, negali pati savim patikėti. Viską padarė teisingai, beliko pelnyti taškus. Tarasevičiūtė iš vidutinio nuotolio nepataiko, gaila, Alminaitė pakovojo dėl kamuolio, tačiau šiandien Utenai sugriebti kamuolį puolime ne taip dažnai pavyksta. Čia Johnson 2 taškai po labai ilgos pertraukos. Šainys Johnson pelno taškus ir Alfredas Vainauskas prašo minutės pertraukėlės. 53-47 priekyje Stambulo Universitete.
Sirgalių radijas. Radio centras. Taigi Utenos komanda po didžiosios pertraukos demonstruoja sėkmingesnį žaidimą ir jau minant kulnų varžovėm iš Turkijos 47-53. Čia Alfredas Vainauskas greičiausiai pasinaudojo teisę šiek tiek sustabdyti rungtynės ir leisti atsikvėpti savo merginom, kurios šiandien rungtyniauja labai, praktiškai 7 žaidėjos, žaidžia tik Rita Žilinskaitė. Pasirodė ant parketo, tačiau žaidė vos 3 minutės ir spėjo atkovoti kamuoliuką vieną. Čia Utenos ataka, reikia nepaleisti varžovį priekį, pavyko šiame ketvirtėje sumažinti deficitą ir laikyti varžovės per čia Alminaitė, netikslus metimas, taigi laikyti varžovės per 6 arba 4 taškų atstumą, Šainys Johnson. Prieš ją Tarasevičiūtė, gera gynyba pasižymė šį krepšininką, prieš Niokaitė dengia Nacickaitė ir Kamilė Nacickaitė, 2 taškai. Kamilė Nacickaitė, taigi 6 jos taškas, po truputį lietuviai įsibėgėja ir pelno 4 tašką šiame kėlinyje. Šniokaitė, Alminaitė gauna kamuolį, iškart meta pražanga. Na, atrodytų galėtų Kristinai šiek tiek reikėtų kantrybės, pagauni kamuolį, šiek tiek lukteri ir tada meti, o čia jinai pagauna ir iš karto atakuoja krepšį. Rima Valentinė sėdasi atsipūsti, ją keičia Krisandra Linkevičienė. Šiandien Sandra Linkevičienė jau ant parketo praleido beveik 24 minutės. Taigi tikrai netrūksta jai veiksmo šiandien. Čia Kristina Alminaitė. Taiklus baudos metimas. Kristina Alminaitė. Viena taikli bauda iš 2 šį vakarą. Na, reikia pataikyti ir dar vieną. Kristina Alminaitė. Šiandien rungtyniauja labai gerai. 15 taškų sąskaitoje. Ir 16. 49-55. Priekyje vis dar Stambulo komanda iš Turkijos. Šainys Johnson žiūri krepšį iš toli, Nacickaitė dar kartą. Netaiklus metimas, reikia imti kamuolį. Greta Šniokaitė atkovoja, jau spaudžia 2 varžovės. Na, kol kamuolys šokinėjo ant lanko, visos krepšininkas tiesiog stovėjo ir žiūrėjo, kasgi bus. Reikėjo užsiimti geresnę padėtį kovoje dėl kamuolio. Greta Šniokaitė. Ją prižiūri varžovė, Greta Šniokaitė. Alminaitė. 2 su pražanga, Kristina Alminaitė. Na, puikiai Kristina Alminaitė, 16-asis, 18-asis jos taškas jau. Čia keitimas, Eglė Šikšniūtė keičia Eglę Šulčiūtę, o Kristina Alminaitė šiandien žaidžia kaip per gimtadienį, priminsiu, prieš kelias dienas iššventė savo 24 gimtadienį ir žaidžia beveik karjeros rungtynės Europos taurėje tikrai, iki karjeros rungtynių apskritai šiek tiek trūksta, nes moterų lygoje ji dominuoja, moterų lygoje be abejo, Lietuvos pirmenybėse. Ši vidurio puolėja yra viena geriausių. Čia blokas varžovė, Kristina Alminaitė. Puikiai žaidžia prie abiejose aikštės pusėse. Čia jis sustabdo 15 numerį Spanų, kuris šiandien siaučia po krepšiais. Labai kovinga ši 21 metų graikė. 12 sekundžių, 11 iki kėlinio pabaigos. Utena gali pažeidinėti taisyklės, kadangi turi vos vieną komandinę pražangą. Na, čia reikėjo prasižengti, nereikėjo atlikti perdavimo ir 3 taškai. Šainys Johnson, 15 jos taškas. Reikėjo pažeisti taisyklės, nes buvo vos viena komandinė pražanga. To padaryti nepavyko. Ir to rezultatas toks 51-57. Utena turi 6 taškų deficitą prieš lemiamą mačo atkarpą. Sirgalių radijas. Radio centras.
Taigi, gerbimi žiūrovai, šiandien mūsų laukia paskutinis lemiamas rungtynių ketvirtis, kuris atsakys į visus klausimus. 51-57 priekyje viešnios iš Turkijos universitetų, kurios surengė tiksliai paskutinę ataką ir dabar turi pranašumą, nors Utenos komanda trečiajame kėlinyje įdėjo daug pastangų, daug jėgų tam, kad pabandytų perlaužti rungtynių eigą savo naudai. Pavyko sumažinti deficitą nuo 10 iki 6 taškų, tačiau reikėjo padaryti dar šiek tiek daugiau. Gaila, kad nepavyko perlaužti galutinai rungtynių eigos. Na, dar 10 minučių ir Utena gali tikrai šiandien iškovoti pergalę. 6 taškai nėra didžiulis skirtumas, juolab, kad dabar savo kamuolį nuo ketvirtojo kėlinio pradžios savo rankose kamuolį turės būtent Utenos krepšininkas. Kristina Alminaitė 18 taškų, 5 atkovoti kamuoliai. Eglė Šulčiūtė 11 taškų, Sandra Linkevičienė 9 taškai ir 6 rezultatyvūs perdavimai. Varžovių gretose Šainys Johnson 12 taškų, 8 kamuoliai, Artemis Sponų 10 taškų ir 5 atkovoti kamuoliai ir Courtney Peris 8 taškai ir 5 atkovoti kamuoliai šios vidurio puolėjo sąskaitoje. Taigi Greta Šniokaitė pradeda ketvirtąjį kėlinį. Kristina Alminaitė toli nuo krepšio, tačiau Courtney Peris ją prižiūri itin atidžiai. Eglė Tarasevičiūtė, prasiveržimas, koks metimas Navaro stilium nepataiko. Tarasevičiūtė laimi kovą dėl kamuolio. Puikus pavyzdys, Tarasevičiūtė laisva iš 3, gaila, kad nepataiko. Šainys Johnson atkovojo 9 kamuolį ir netrukus gali užfiksuoti dvigubą dublį. Natickaitė apgauna kamuolį po krepšiu ir pelno 8 savo tašką. Kamilė Natickaitė sėkmingai pasirodo ant parketo trečiajame kėlinyje ir tęsia savo pasirodymą. Čia pražanga prieš Sandrą Linkevičienę. O Kamilė Natickaitė pradėjo rungtynės startiniam penketuke, sužaidė pirmąjį kėlinį, tačiau visą antrąjį ketvirtį praleido ant suolo ir dalį trečiojo kėlinio. Galiausiai treneris ją nusprendė išleisti ant parketo ir nesuklydo, kadangi ji jau pelnė 6 taškus per tą trumpą atkarpą. Šniokaitė gauna stogą, Greta Šniokaitė. Taip, nuo Gretos Šniokaitės kamuolys palieko aikštelę. Nevin Vatansever šiandien sėkmingai dirba gynyboje ir jai nesunkiai blokavo Gretos Šniokaitės metimą. Greta Šniokaitė šiandien pelnė vos 1 tašką ir prametė visus 5 metimus iš žaidimo. Taigi nesėkmingos rungtynės šiai krepšininkai. Ir jos komanda atsilieka 8 taškais bei priversta gintis 10 sekundžių atakai. Vatansever 3 taškai. Vatansever labai svarbu 3 taškį smeigia. Ir universitetas į lemiamą atkarpą pradeda 5 taškais be atsako, bei taip po truputį artėja prie tos labai reikalingos pergalės. Nors laiko dar daug, tačiau čia vos nepraranda kamuolį Utena, tačiau Turkijos kontroliuoja situaciją ir neleidžia Utenai niekaip perimti iniciatyvas. Kristina Alminaitė toli nuo krepšio, Valentinė nori mesti 3 taškį. Nieks jau tą padaryti neleidžia. Linkevičienė iki galo Šikšniūtė turi pataikyti. 2 taškai Eglė Šikšniūtė. 8 jos taškas, dar 7 atkovoti kamuoliai. Gerai, šiandien Šikšniūtė grūmėsi dėl atšokusio kamuolių. -9, reikia apsiginti. Vatansever, netikslus metimas, kas atkovos kamuolį. Sandra Linkevičienė sugriebė jį. Ir pražanga Kamilė Natickaitė. Antroji komandinė ir antroji esminė pražanga šią krepšininkę iš Lietuvos. Kamilė Natickaitė 8 taškai ir 3 rezultatyvūs perdavimai šį vakarą. Įprastai per rungtynes renka po 11,5 taško. Taigi visai netoli yra savo įprasto taškų vidurkio. Šikšniūtė, Tarasevičiūtė. Linkevičienė, Šikšniūtė puikus perdavimas, 2 taškai Eglė Šikšniūtė. 4 jos taškas iš eilės leidžia vėl Utenai priartėti 55-62. Darosi vis įdomiau, reikia apsiginti dar kartelį. Šainys Johnson, šiandien daugybė problemų. Natickaitė vėl iš vidutinio nuotolio, nepataiko Kamilė Natickaitė. Linkevičienė priekyje. Palaukia komandos draugų Linkevičienė. Ai, koks perdavimas. Kristina Alminaitė turėjo gaudyti tą kamuolį.
Taigi nauja Turkio ataka. Natitkaitė, Vatansever. Vėl Šainis Johnson iki galo. Čia pamuštas kamuolys, Turkijos tęsia ataką, Vatansever ir nespėja. Ir dar net nepataiko. Peris nespėjo atlikti metimo, čia Vatansever ant žemės. Atrodo, kliuvo jai tame susidūrime per veidą. Viskas tvarkoja, amerikietė kyla nuo parketo. Dantis vietoje, viskas gerai, kraujo nėra. Čia keitimas Turkijos komandoje. Šainis Johnson, kuris šiandien atidavė daugybę jėgų, keičia 21 metų, 1,27 cm ūgio gynėją Duman. Sandra Linkevičienė. Eglė Tarasevičiūtė. Rima Valentinė. Alminaitė, reikia užbaigti šią ataką Utenai. Na, Šikšniūtė įsibėgėjus. Ai, kaip gaila, kad nepataiko Eglė Šikšniūtė. Kamilė Natitkaitė. Perdavimas Vatansever ir 2 taškai iš po krepšio. Na taip, neįmeti tu, įmeta tau. Sena kaip žemė taisyklė, kuri galioja futbole, čia pritaikoma ir krepšinė. Čia Rima Valentinė pameta kamuolį ir nieks negrįžta į gynybą. Pažiūrėkite, 4 uteniškės laukia, čia nepataiko. Fortuna šyptelė Utenai, Duman nepataiko iš po krepšio, nors nieks jai netrukdė. Alminaitė žiūrėti nuotolio, labai netaiklus metimas, pati atkovo Alminaitė. Tarasevičiūtė nesiryžo mesti. Laukia komandos draugių, Linkevičienė susiduria su triguba gynyba iš karto. Vėl Linkevičienė, na varžovų. Alminaitė, reikia pataikyti. Ai, kaip gaila, kad nepataiko Kristina Alminaitė, bet jinai stos mesti 2 baudos metimo, kadangi varžovė prieš ją prasižengė. Čia keitimas, Eglė Šikšniūtė keičia Eglė Šulčiūtė, būtent šios krepšininkės dažniausiai rotuojama šį vakarą, keičia viena kitą. Taip, 4 pražanga, Vatansever fiksuojama ir jis sėdasi ant suolo, jie keičia kovingąjį graikį Artemis Panų. 1,84 cm ūgio, Rodo mieste gimusi krepšininkė, o čia Kristina Alminaitė. 19 jos taškas ir 6 atkovoti kamuoliai jos sąskaitoje, taigi Kristina šiandien žaidžia labai gerai ir 20 taškas, bravo. Kristina Alminaitė 57-64, Utena atsilieka 7 taškais ir dar kiek mažiau nei 6 minutės iki 4 kėlinio pabaigos, taigi laiko daug tam, kad pasivyt varžovės. Peris pataiko sudėtingą metimą. Courtney Peris, 10 jos taškas, na Courtney Peris šiandien pridaro daug žalos Utenos komandai. Eglė Šulčiūtė, 3 taškai, Eglė Šulčiūtė. Labai reikalingas tolimas metimas, kuris sumažina šiek tiek dar labiau deficitą 60-66. Na, reikia apsiginti, Courtney Peris toli nuo krepšio, jos nieks nedengė, ties 3 taškių šį aukšto ūgio nėra pavojinga. Courtney Peris, toks nelabai geras perdavimas Natitkaitės perdavimas dar labiau nevykęs, tačiau kamuolys išsaugojamas. Laikas baigėsi, bravo Utenos gynyba suveikė šį kartą labai sėkmingai. Taigi 5 minutės ir 5 sekundės iki 4 kėlinio pabaigos. Čia Šainis Johnson šiek tiek palisėjosi grįžtant parketą, keičia Kamilę Natitkaitę, kuri šiandien pelnė 8 taškus ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus. O Kristina Alminaitė šiandien yra blokavusi 5 metimus, pelniusi 20 taškų ir sugriebusi 6 kamuolius. Taigi spūdingas 2,5 cm ūgio pasirodymas, Rima Valentinė, 3 taškai. Kol aš tauškiu apie įspūdingą Alminaitės pasirodymą, Rima Valentinė smėgia labai svarbu 3 taškį. Vos 6 taškas Rimos, bet kokie svarbus 3 taškai ir Utenos arenoje triukšmo lygis kyla iki maksimumo. Sandra Linkevičienė prilipus prie varžovės. Šainis Johnson arčiau krepšio, čia trukdo Alminaitė, Peris kovoja dėl kamuolio ir kamuolys atitenka Utenai. Eglė Tarasevičiūtė ten sėkmingai atitveria varžovę ir čia minutės pertraukėlė. Stambulo universiteto komandos vyriausias treneris Firatas Okulas priverstas prašyti minutės pertraukėlės. Sirgalių radijas. Radio centras.
Taigi, iki ketvirtojo kėlinio pabaigos lieka 4,5 minutės ir laukia mūsų įdomi mačo pabaiga veikiausia, kadangi Utenos komanda priartėjo iki 3 taškų ir dabar turi iniciatyvą savo rankose. Vos 3 taškai skiria komandos, Uteniškės įsibėgėjo, Rima Valentinė prieš tai smėgė ypatingai svarbu 3 taškį, sėkmingai po krepšiais grūmėsi Kristina Alminaitė, nereiktų pamiršti Eglės Šikšniūtės 4 taškų ketvirtajame kėlinyje iš eilės ir bendrom pastangom Utena sugrįžo į žaidimą. 63-66. Sandra Linkevičienė šiandien pelnė dvigubai mažiau nei įprasta taškų 9. Vidurkis yra 18, aišku laiko dar yra, tačiau atliko net 10 rezultatyvių perdavimų. Štai taip Sandra Linkevičienė. Varžovės ją prižiūri itin atidžiai, tačiau šį patyrusi krepšininkė sėkmingai skirsto kamuolį ir savo patirtį išnaudoja labai ir labai gerai. Rima Valentinė. Gali Utena šioje atakoje išlyginti rezultatą, jeigu pataikys iš toli. Rima Valentinė. Tolimų metimų specialistė. Jei nieks mesti neleidžia, Linkevičienė arčiau krepšio Aliminaitė. Aliminaitė Šulčiūtė, Šulčiūtė 3. Ai, nepataiko, kamuolį atkovoja Tarasevičiūtė, gerai, bandom dar kartą. Sandra Linkevičienė. Pražanga, Šainis Johnson, parduota pražanga, čia jau Sandra Linkevičienė puikiai sužaidė, o Šainis Johnson taisyklės pažeidžia 4 sykį. Taigi antroji varžovė krepšininkė ties pavojinga riba. Vatan Sever, kuri šiandien pelnė 12 taškų, taip pat yra prasižengusi 4 sykius. Jį šiuo metu ant atsarginio žaidėjo suoliuko. Valentinė iš toli. Ai, kaip iššoka kamuolys dar kartą. Rima. Nesiseka čia uteniškiams, kadangi ir Eglės Šulčiūtės, Rimas Valentinės metimai suko. Linkevičienė vagia kamuolį. Bėga į priekį, ją stabdo. 2 taškai ir pražangau! Sandra Linkevičienė. Bravo Sandrai už kovingumą. Pati perima kamuolį, pati pelno 2 taškus su Courtney Paris trečia esminė pražanga. Nepabūgo šios tvirtai sudėtos vidurio puolėjos ir ne tik pelnė 2 taškus, bet ir dar mes vieną baudos metimai. Sandra Linkevičienė galimybė išlyginti rezultatą ir pakelti įtampą iki maksimo. Visa salė ploja, Sandra Linkevičienė nepataiko baudos metimų, įsisuka kamuolys iš krepšio. Oi kaip gaila, tie taškai rungtynių pabaigoje gali būti labai svarbus. Reikia dabar vėl gintis, sukandus dantis, kad ir kaip būtų sunku, kad ir kiek be būtų lygiai jėgų, dar šiek tiek. Šainis Johnson prieš ją Tarasevičiūtė, griūna Tarasevičiūtė, pelno taškų Šainis Johnson, 16 jos taškas ir dar 9 atkovoti kamuoliai jos sąskaitoj. Čia stabdomas žaidimas, teisėjas prašo Šainis Johnson neliesti kamuolio po taikos metimo. Dažnai taip krepšininkai gudrauja, siekdami šiek tiek laimėti laiko, kad spėtų grįžti į gynybą. Šį kartą teisėjas įspėja Šainis Johnson ir nesiema jokių priemonių. 68-65 universitėse vis dar priekė. Gaila, kad Utenai nepavyko apsiginti nuo šios atakos, tačiau reikia pačioms užpulti. Utena arenoje skamba. Tarasevičiūtė gauna kamuolį. Nesėkmingas perdavimas, išlaiko kamuolį Tarasevičiūtė. Griūna ant parketo 3 krepšininkės sumaištis. Ginčas, kuris naudingas universitėse komandai, kadangi šį kėlinį su kamuoliu pradėjo Utenos krepšininkės. Gaila, kad nepavyko šios atakos užbaigti rezultatyviai. Viskas prasidėjo nuo nelabai sėkmingo perdavimo, kilo sumaištis ir to rezultate prarastas kamuolys. Taigi daug emocijų šį vakarą ir labai atkaklus rungtynės. Drama Utenoje šiandien gali būti ypatingai įdomi. Jau prisimenam prieš kelias savaitės mačą su Čevakata. Baigėsi 2 taškų Rusių pergalė po paskutinio Renė Montgomery metimo iš vidutinio nuotolio. Sandra Linkevičienė vagia kamuolį. Šiandien jį dirba ypatingai sėkmingai. Jau 6 perimti kamuoliai. Dar pridėkim 11 rezultatyvių perdavimų ir 10 pelnytų taškų. Alminaitė nepagauna kamuolio įsiųsto. Greita ataka. Bosnė Jelavič pelno 2 taškus ir Alfredas Bainauskas prašo minutės pertraukėlės. Reikia nuraminti merginas ir sustiguoti. 65-70 priekio Turkijos krepšininkės.
Sirgalių radijas. Radio centras. Nagi, Utenos komandai labai reikalinga minutės pertraukėlės, matosi, kad jau merginos šiek tiek ir pavargo ir reikia šiek tiek nuraminti, sustiguoti žaidimą tom paskutiniam 2 minutėm ir 23 sekundėm. Reikia Utenai bandyti pasivyti varžovės ir išplėšti labai reikalingą pergalę, taigi turi šiokį tokį kozirį uteniškės, varžovės jau yra į peržengusios komandinio pražangų ribą, 5 pražangos, tuo tarpu uteniškės nesykio ketvirtajame kėlinyje nėra prasižengusios. Na tai byloja galbūt apie tokią nepernelyg agresyvų turkių žaidimą. Nuo to tik tai geriau, reiškia, reikiamų metų galima bus pažeidinėti taisyklės ir nebūti baudžiamom baudų metimais. Eglė Tarasevičiūtė pasiryžęs grąžinti kamuolį, Rima Valentinė organizuoja labai svarbią Utenos ataką. Be abejo, būkime atviri, reikia pelnyti taškų, kadangi laikas mažėja, Linkevičienė neturi ką. Ui, koks netaiklus metimas. Čia kamuolys palieka aikštelę, nepavyksta Šulčiūtė ištraukti kamuolio. Gaila, kad Linkevičienės metimas buvo toks labai netikslus, net nelietęs lanko. Taigi Utenos ataka baigėsi niekuo ir universitetas krepšininkas gali padidinti skirtumą. Johnson šiandien pelniusi 16 taškų, prižiūrima Kilai, Jelavič, pražanga Tarasevičiūtei, korpusų stumia varžovę žaidėjai iš Bosnijos. Baudų metimai nebus metami, kadangi tai yra pirmoji komandinė Utenos pražanga ir pirmoji Tarasevičiūtei. Rimai Valentinė pražanga, netgi štai taip, ne Tarasevičiūtė, nors Eglė Tarasevičiūtė sutiko su šią pražangą. Arbitras nusprendžia Rimai Valentinė skirti 4 asmeninę pražangą. Geriau būtų įrašyta Tarasevičiūtė, kuri dar neturi taisyklių pažeidimo. 7 sekundės atakai, metimas iš toli, nepataiko Kasko, atkovos kamuolį, atkovoja Valentinė, gerai, Sandra Linkevičienė. Tarasevičiūtė Valentinė ieško būdų išmes kamuolį, meta iš vidutinio nuotolio 2 taškai, Rima Valentinė. 8 Rimutės taškas, Sandra Linkevičienė šiandien puikiai skirsto kamuolį ir šioje situacijoje ji nesiryžo, nes perdavė Valentinė šiek tiek pasivedžiojo kamuolį ir įmetė į krepšį. Čia Spanu įstringa gynybai, kamuolys lieka varžovių rankose. Nėra taisyklių pažeidimo, nieko nėra. Kamuolys lieka universiteto rankose. Žiūrovai su tuo nesutinka, replikuoja teisėjui. Na, nieko nepakeis, reikia gintis 8 sekundės atakai. Iki kėlinio pabaigos lieka vos 69 sekundės. Shanice Johnson nepataiko, gerai Elminaitė ima kamuolį. Na, dar viena labai svarbi Utenos ataka. Sandra Linkevičienė. Šulčiūtė nesiryžtamės Linkevičienė. Šulčiūtė. Veržiasi krepšio link, atiduoda Elminaitė. Nepataiko iš pakrepšio, atkovoja pati 2 taškai. Kristina Elminaitė ištaiso savo pačios klaidą. Taigi -1 ir 43 sekundės šios dramos Utenoje. Tai bent rungtynės. Jelavič su kamuoliu. Priminsiu, kad Utena vienu metu turėjo 14 taškų deficitą. Jelavič. Vatansever, triukšmo lygis. Čia puikiai perima kamuolį Šulčiūtė ir Rima Valentinė. Taigi dabar Utena turi istorinę galimybę iškovoti pergalę Europos taurėje. Viskas pastatyta ant kortos galbūt šioje atakoje. Šulčiūtė. Krepšio link metimas. 2 taškai! Eglė Šulčiūtė! 2 taškai! 71-70 Utena priekyje. Ir minutės pertraukėlės prašo universiteto treneris. Lieka 15 sekundžių. Sirgalių radijas. Radio centras.
Koks vakaras, koks krepšinio vakaras šiandien Utenoje. Na, 71-70 Utena priekė, lieka 15 sekundžių apsiginti. Priminsime, kad prieš porą savaičių vykusiose rungtynėse prieš Čevakatą situacija buvo labai panaši, buvo lygus rezultatas ir varžovės turėjo panašiai laiko lemiamai atakai. Ir Utena tuomet neapsigynė, Renė Montgomery įmetė iš vidutinio nuotolio ir Čevakata laimėjo. Dabar Utena turi pasimokyti savo klaidų ir bent jau pažeisti taisyklės. Vos viena komandinė pražanga, tai reiškia, kad galima bandyti stabdyti varžovės, galima stabdyti varžovės pražangomis ir už tai nebūti baudžiamomis baudų metimais. Taigi, tikiuosi, Alfredas Vainauskas tai akcentuoja savo auklėtiniam ir jos tai padarys. Jos tai padarys, reikia apsiginti. Ir pergalė bus iškovota. Istorinė pergalė Utena, istorinė pergalė Utenos komandai, kuri pirmą kartą dalyvauja Europos taurės turnyre. Na, ši pergalė būtų įspūdinga, kadangi panaikintas 14 taškų deficitas. Šainys Johnson, metimas netaiklus, kamuolės kovoja Greta Šniokaitė, pražanga prieš ją, bravo Utena, Jelavič pažeidžia taisyklės. Ir didžiulis džiaugsmo šūksnis Utenoje, dar rungtynės nelaimėtos, tačiau žengtas didžiulis žingsnis link to. Greta Šniokaitė stos mesti 2 baudos metimo, Jelavič prasižengė 3 kartą. Greta Šniokaitė mes baudų metimus po paskutinės minutės pertraukėlės. Sirgalių radijas. Radio centras. Taigi 9 sekundės ir 60-osios, nesakau iki rungtynių pabaigos, iki 4 ketvirčio pabaigos. Utenos komanda yra labai arti istorinės pergalės Europos taurės turnyre. Labai reikalingos pergalės, kurie atgaivintų viltis patekti į kitą turnyro etapą. 71-70 Greta Šniokaitė stos mesti 2 labai svarbių baudos metimų. Jeigu pavyks realizuoti baudas, tuomet galimi įvairūs variantai. Galima bandyti prasiženginėti varžovėm, neleisti mesti tritaškio ir taip išsaugoti pergalę savo rankose be jokių pratęsimų ar komplikacijų. Pirmiausia, ką reikia padaryti, tai sumesti baudas. Nagi Greta, tu gali, Greta Šniokaitė. Šiandien viena bauda iš 2. Nepataiko Greta Šniokaitė. Na, matosi, kad metimas buvo toks nervingas ir kiek per stiprus. Na, reikia pataikyti antrąją baudą. Greta Šniokaitė pataiko antrąją baudą, susikaupus. Antrasis taškas. Uteniškės varžovės pasitinka iš arti. Reikia prasiženginėti, kadangi vos viena komandinė, Tarasevičiūtė. Čia bando kamuolį sugriebti, sumaištis. Viskas! Utena šiandien iškovoja pergalę. 72-70 Utena šoka džiaugsmo šokį. Bravo Utenos komandai. Didžiulis charakteris, panaikintas 14 taškų deficitas ir pasiekta įspūdinga pergalė pirmoje Europos taurėje. 72-70 istorinė diena Utenai ir ačiū Jums, kad žiūrėjote šias įspūdingas rungtynes iš Utenos ir gero vakaro.